Nuvažiuojam. Važiuojam. 3, 2, 4. Labą dieną. Labas rytas, šiaip ankstyviausias, vienas iš ankstyviausių. Labas rytas. Turėjome pradėti 9, bet pradedame 9:59. Taip, dėl to, kad tinimas nuslūksta mano veidą. Veidų bėga tinimas. Nelabai nuslūgo. Tai va, tai šiandien esame vietoje, kuri yra Klaipėdoje, tai kviečiame visus irgi apsilankyti. Džonis ir citrinos, labai graži, labai spalvinga, šarminga vieta. Jo, tai jeigu norit paragauti dešrainiuko, bliniukų ir daryti, pavyzdžiui, šiaip daryti tokį teminę amerikietišką vakarėlį ir ne tik, tai čia pasidarykit. Kas nežinot, kur Klaipėda iš tave tai yra, tai čia kultūros fabrikas. Žiauriai šiaip skanus dešrainiai. Mes tikrai jas valgysim. Tokie senoviniai skanus dešrainiai, ne tokie kaip cirsekė. Ai, bet ramiai, supratom. Taip. Nebus jauriukų. Taip pat labai norim padėkoti M2 barui. Mindė pabuvo, pasivaikščiau už kadrą, padalino kokteilis ir tapo mūsų rėmėjų. Nes be jo mes būtume ir blaivi, ir be pinigėlio. Tai va. Gerai, čia tas tinimas yra labai rekomenduojamas. Tinimas yra, nes šiandien Mindė šiandien nėra. Tai va, kalbėkime toliau. Taip, tai Aurimai, į kokius tu darbus šiuo metu esi įnikęs? Šiaip tai, jeigu žinai, kur pradėjai šiaip tokį, kur teatras, namuose, kai ten tvarkomas. Ne, šiaip tai dabar yra tas momentas, kai pildom 25 metų kalendorių, gal taip įsireikščiu, nes mano oficialiai baigęs spalio 5 vestuvių sezonas, tai turėjau dar tam porą renginių, kur tokie jau prasideda kalba apie žiemos renginius. Taip, apie įmonę, ar ne? Įmonė, bet kas įdomiausia, kad aš kai visada esu, kadangi aš neslepiu to, kad man vestuvės yra ten labiausiai patinkantis dalykas, tai aš gruodį daugiau turiu vestuvių negu įmonių renginių ir man šiaip smagu. Aš irgi turiu gruodį vestuvės, tai jau, galvoju, vaikeli, čia už 2 mėnesių reikia ruoštis pradėti, tai irgi, bet aš tai turiu ir belė kiek renginių, apart podcast'o, tai jeigu kas dar nežinote, bus renginys lapkričio 10 dieną. Štai šioje vietoje Džonis ir citrinos, Klaipėdoje. Jauniesiems tai dar kaip tik skundžiausi, kad čia prisigalvojau per daug sunkių dalykų savo, suknelių demonstravimus. Žodžiu, pamatysite čia labai daug paslaugų teikėjų, skaitysime paskaitas, bus Olesa Žuravliova, bus Simona Sideko, kuri papasakos jums apie dekoro niuansus, kodėl dekoras yra toks brangus šiais laikais. Tai vat ateikit ir sužinosite visus šios dalykus. Taip pat vestuvių planuotojų mokymai, kurie bus lapkričio 6-7 dienomis. O kur vyks irgi čia? River House. River House vyks. Švenčių namuose. Supratau. Kur aš būsiu? Ar ten ir čia? Čia būsiu. Supratau. Ten nereiks. Nereiks. Kažkur žinau, kad bus. Tai šiaip tai fainai. Man tas geras dalykas. Kaip jums pildos jaunieji, man įdomu? Man pildosi. Nes mačiau, kad komentuoja. Nes ten jūs ten kažkokį konkursiuką buvot pasileidę. Jo, pildosi tie jaunieji, tai aš tikiuosi, kad jų dar pasipildys, nes kaip visada visi paskutiniai dienai viską pasilieka. Tai... Man labai smagu, kad ten komentuoja, įdomu kalba žmonės, nes Hebra bandė darytis kažkur kitur, aš žiūrėjau, buvo panašių renginukų, tai jie vis, manau, kad Klaipėdai ypač padaryti vieną kokybišką renginį tokio tipo yra labai gerai. Taip, nes Klaipėdoje šiaip labai mažai renginių mes turim, visi renginiai yra Kaunas, Vilnius, tai klaipėdiečiai visada liūdi, tai klaipėdiečiai neliūdėkit, o registruokitės į mūsų renginį. Galbūt net jeigu ir nebūtinai, žinai, gal poros, gal kažkas ant merginom yra įdomu, gal visai faina būtų ateiti tiesiog. Bet šiaip šį kartą mes orientuojamas į poras, todėl kad ir jaunikiams bus ką veikti, nes pasakos Olesė apie jaunikio tą grimą ir ne makiažą. Koks tau makiažas? Grimas. Grimas tai yra vadinama ir parodys realiai, kaip jis atrodo ir kaip jis daromas. Supratau, gerai. Bet jeigu pavyzdžiui, tiesiog
jeigu jaunikis arba nuotaka, nežinau, gyvena užsienio, kitas yra čia, tai galigi ateiti. Taip. Taip, kviečiam ir po vieną, jeigu neišeina dviese, pasimkit draugę už parankės, atvarykit, žodžiu, tikrai pažadam gerą laiką. Taip, dar ten, jeigu parašysit tiesiai į vietą, tai bus pigiau, tai jau kas nors sugalvokit. Mūsų šiandienos tema. Mūsų šiandienos tema, manau, šiuo metu yra tikrai labai aktuali, todėl kad daugelis jūsų pradėjote planuoti savo vestuves. Tai pakalbėsime apie ceremonijas, kokios jos yra, kokie yra visokių įvairių rūšių ceremonijų ir kokie yra niuansai, ar ne? Ką jūs turėtumėte žinoti, tai viską šiandien sužinosit iš mūsų lūpų. Kada reikia galvoti apie ceremoniją, planavimą, kada reikia galvoti apie pačią ceremoniją, tai aš manau, kad kada ateina tas momentas, kada ateina tas, nežinau, laiko, kada jau reikia, planavime, kada atsiranda tas žingsnis, ceremonijos laikas. Šiaip kažkodėl žmonės galvoja visada, kad visų pirma reikia užsiregistruoti ar ne metrikacijoje arba bažnyčioje, bet iš tikrųjų tai nėra tiesa. Iš tiesų reiktų pirmiausia pradėti vestuves planuoti nuo šventės vietos pasirinkimo arba nuo konsultacijos su planuotoja, kad jums tiesiog sudėliotų ar ne tą eigą ir patartų, kokia ta šventė jūsų turėtų būti ir panašiai. Tai pirmiausia, susiraskite šventės vietą, kad tiesiog tikrai būtų užfiksuota data. Tuomet pasidarykite konsultaciją su planuotoja, kad jūs apšviestų ar ne. Mes šiandien iš tikrųjų jums papasakosim viską apie ceremonijas ir jų tuos niuansus. Galbūt jūs šiandien žiūrėdami šią laidą ir padarysite sprendimus, kokia ceremonija jums yra priimtina ir kokią ceremoniją jums žodžiu daryti. Bet man įdomus yra dalykas, pavyzdžiui, jeigu apie bažnyčią, tai ten viskas okei, bet su metrikacija, pavyzdžiui, yra taip, kad ten jos nedirba ten kažkuriom dienom. Taip, metrikacijos dirba ne visom dienom, bet gal pasigilinkim į šitos dalykus. Jo, vėliau. Koks tavo manimu, Aurimai, yra tinkamiausias laikas ceremonijai? Aš nežinau, man vis daugiau ceremonijų, nemelosiu, daugėja šventės vietose, kas man šiaip pradžioj nemelosiu atrodė, kad tai ką mes čia dabar veiks. Bet nemelosiu, aš vis dar turiu tą savo nuomonę, kad jeigu šventės vietoje atvažiuoja tiesiog metrikę pakalbėti, tai tada tikrai kyla klausimas, ką mes čia dabar veiksim, nes ten būna daug visko dėl mažai laiko. Taip. Nes ten įstatoma, ten paruošia jaunieji, susimoka ten už dekorą, kad būtų ceremonijos vieta paruošta, kokias dar kėdės, jeigu ne iš salės, susako ekstra, tas anas. Ir tu matai, kai tas žmogus, kuris atvežė kėdės, tai sako, tai aš, kokia ceremonija, metrikacija, tai aš palauksiu. Nes ceremonija tik 5 minučių. Taip, tai jeigu jūs ceremoniją planuojate daryti šventės vietoje, reiškia, kad jūsų fotosesija vyks iki ceremonijos. Nes šventės vietoje jūs greičiausiai galėsite daryti anksčiausiai 16 valandą, tai yra anksčiausias galimas laikas atvykti į šventės vietą, todėl kad iki tol vyks pasiruošimas jūsų šventai ir panašiai. Ir tiesiog mano patarimas yra toks, kad geriausias tokiu atveju ceremonijai laikas yra 16 arba 17 valanda, jeigu tai yra vasara ar ne, tai po ceremonijos iš karto būtų vaišės, sveikinimai ir tada visa vakaro programa, ar ne? Bet jeigu kalbant apie bažnytinės arba išvykstamasias, tai paprastas toks yra, atskaičiuoja, kad antrą pusę, 3/3. Toks priklausomai, kur yra ta bažnyčia. Taip, čia priklauso labai nuo to, kiek laiko važiuoti, bet jeigu, tarkime, važiuoti reikia iki pusvalandžio, tai aš visada sakau tarp 2-3 valandos, o jeigu fotosesiją darote iki ceremonijos, tai irgi gali vykti 16 valandą ir bažnytinė arba metrikacinė ceremonija, ar ne, bet kokia išvažiuojamoji, kad ir ta humanistinė.
Tai tokiu atveju, jeigu 16 val. Vyksta kažkur kitur, ne šventės vietoje, iš karto visi svečiai, visi žmonės gali važiuoti. Esmė kokia? Kad kaip ir mes kalbėjome kažkuriame podcast'e, dabar neatskaičiuosiu, neprisiminsiu kuriame, bet apie dienos planą kalbėjome ir aš tada minėjau, kad labai svarbu yra pasiskaičiuoti, kiek truks ceremonija. Ceremonija dažniausiai trunka apie pusvalandį, jeigu tai bažnytinė, humanistinė ceremonija. Jeigu ceremonija yra metrikacinė, tai jos trukmė yra iki 15 minučių dažniausiai. Vilniuje kartais trunka ir ilgiau, nes jos ten mėgsta ilgiau pakalbėti. Turbūt iškilmingiausios ceremonijos vyksta Vilniuje. Gražiausia metrikacinė ceremonija, mano asmeninė nuomonė, yra Bernardinų sode. Ten yra tokia moteris. Aš kiek esu buvęs, tiek jinai visą laiką. Nebūtinai ta moteris yra pririšta, ten gali būti ir ta kita moteris, bet kiek aš jas turėjęs, tai ten jinai tokia vedėja. Man labai patinka. Ten labai gražiai veda tas ceremonijas. Raudondvaris yra greičiausia. Aš esu mačiusi ir greitesnių, bet dar ką norėjau pasakyti, kad kartais ceremonijos gali trukti ir ilgiau. Todėl būtinai su savo kunigu arba ceremonmeisteriu turite aptarti, kiek laiko truks ceremonija, nes kartais kunigai mėgsta pakalbėti ilgiau. Tai esu buvusi tikrai ceremonija netgi be mišių, su mišiomis beje jos apie valandą trunka, tai mano patarimas yra neimti su mišiomis, todėl kad labai tiesiog nusibosta. Jūs labai ilgai stovėsite, jūs tą valandą stovėsite realiai prie altoriaus visą laiką. Ir jūsų svečiai pavargs, tai tikrai nerekomenduoju šito daryti. Bet atmetus tai, kad be mišių vyksta, kartais kunigai mėgsta ilgiau pakalbėti. Pavyzdžiui, su liuteronų pastoriais ar ne, irgi šiek tiek ilgiau nei pusvalandį vyksta ceremonijos. Arba jeigu turite ceremoniją, kada yra verčiama lietuvių anglų kalba ar kažkokia kita kalba, tada trunka apie 40 minučių, 45. Žodžiu, jūs turite žinoti, kiek laiko truks jūsų ceremonija ir pagal tai dėliotis dienos planą. Pats geriausias dienos planas yra tada, kada svečiams nereikia laukti po ceremonijos, kažkur važiuoti namo ar eiti pasivaikščioti, jie gali tiesiai važiuoti į šventės vietą. Tai ko reikia norint susituokti bažnyčiai, tai mano žiniom, tai ten komunija, sutvirtinimas ir jeigu tuokėtės kitoj bažnyčiai negu buvo atkrikštytas, ten kažkaip leidimas susituokti. Mes iš tikrųjų gal nesakykim tiksliai, kokios dokumentacijos reikia, nes kada jūs kreipiatės į bažnyčią pas kunigą, kurioje tuoksitės, kunigas visada jums atsiunčia sąrašo dokumentų, kurie turi būti pristatyti, bet noriu pasakyti, kad nuo sutvirtinimo jūs tikrai neįsisuksite. Tai jeigu esate tikri katalikai, jeigu tuokitės bažnyčioje, reiškia, jūs ir esate tikri katalikai. Turite turėti visus šiuos dalykus. Krikštas, pirmoji komunija ir sutvirtinimas. Ir žinoma, santuokos kursai irgi jie yra privalomi, tai aišku, pas mus dabar po karantino yra labai fainų dalykų atsiradę, kad galima nuotoliniu būdu pasidaryti. Tai jeigu kažkam reikės, galėsiu nukreipti, kur nuotoliniu būdu galima pabaigti šios kursus. Tai aišku, bažnytiniai ceremonijai pasiruošti, sakyčiau, yra sunkiausia, todėl kad tikrai jūs daug laiko į tai turite įdėti, kad gražiai susituokti, bet kad gražiai susituokti ar ne, tai nebūtinai jūs tai turite daryti katalikų bažnyčioje. Geriau pagalvokite apie tai, kiek giliai jūs esate tikintis ir kiek jums yra svarbu susituokti bažnyčioje. Dar niuansėlį dėl bažnyčios pasirinkimo. Man čia toks, čia yra mūsų scenariniam toks punktelis įtrauktas. Tai šiaip realiai, kur jums, nežinau, širdis veda, ar tai gimtą kraštą, ar tai tiesiog kur gyvena dabar, ar tiesiog ėjot, nežinau, keliavot su antra pusė ir pamatėt labai fainą bažnyčią.
Visur, manau, tai yra įmanoma. Nu, aišku, neturėtų ta bažnyčia, žinai, būti Klaipėdoje, o jūsų vestuvės Vilniuje ar Kaune. Nu jo, Taip čia yra. neturėtų būti. Nu, čia juk. Tai būtų sudėtinga, nors aš esu tikrai turėjusi, kad į bažnyčią reikia važiuoti arba iš bažnyčios ar ne apie 1,5 valandos. Tai vat, kaip šiemet porą kartų turėjau ceremonijas Vilniaus bažnyčiose ir tada visi keliavome į Varnupio sodybą Kėdainiuose. Tai 1,5 valandos kelionė, jeigu viskas ok, be kamščių. Taip. Nu, bet čia, kaip sakyti, čia yra tas pasirinkimas, reikia įsivertinti. Aš manau, jeigu planuojatės be planuotojo, tai geriau ten vos ne, kad tam pačiam mieste ir miestelėje, bet jeigu mes kalbam apie suplanuotoją, tai jinai ir padės sudėlioti jums tą maršrutėlį. Taip. Šiaip, kokie tau fainiausi kunigai, kokius tu esi sutikęs savo... Vienas sėdi. Aš nežinau, pastorium reikėtų vadinti. Nu, bet pakalbėkime apie katalikų šatį. Tai aš mėgstu Švėkšną, nemeluosiu, man labai patinka. Su Juliu mes gerai sutarėm. Tada daug kas juokiasi iš Kulautos, nes ten kažkokių problemų yra, man tai nėra problemų. Man, žinok, Kulautos kunigas labai patinka. Man, žinai, kas patinka, nes aš nieko neturiu ten daryti. Aš turiu tiesiog ateiti, nusišypsoti, pasisveikinti. Aš žinau, kad jo teritorija yra už bažnyčios durų, mano teritorija yra aplink bažnyčią. Viskas. Ir kas yra tikrai fainų, daug kas... ten gal nemėgo ten Vytauto ar kitos ten Kauno, kur vėliau persikėlė prisikėlimą, bet aš prisikėlimę mes kažkaip neturim problemų. Aš turiu vienintelę bažnyčią Lietuvoje, su kuria turiu problemą, tai yra Vilniaus žvėryno, tai turiu minėti, kur tu ten nerekomenduotum, ar ne? Šiaip mano mėgstamiausios ceremonijos, kur aš verkiu ne dėl to, kad galvoju apie 2 žmonių meilę, bet galvoju apie meilę apskritai, ar ne, ir apie Dievą. Tikrai bažnyčią galvoju tada, kada esu toliato mišiose arba santokos ceremonijose. Man čia yra vienas nerealiausių kunigų. Šiaip dabar aš, žinai, pradėjau kalbėti apie tas vietas, tai daug yra tokių, žinai, Palanga, ta pati man Kristus karalius bažnyčia Klaipėdoje, Trakuose, kur ten mano gimtoji toks yra ir sentimentalių, nes labai faina, man labai patinka dar tos mažų miestelių bažnyčios, kur jie, kaip sako, labai smagu, kad grįžta pas juos, nu ten tie, kaip sakyti, parapiečiai gyventojai. Klausyk, pakalbam apie tą temą, tokią, kur visi klausinėja. Kokia stavkė yra? Aš žinok, nežinau. Aš manau, kokia 250 eurų. 250? Aš mokėčiau. Aš visada sakau tarp 300-400. Nu, matai, aš visada sakau. Ir mano nuomonė, bent jau mano klientai niekada nėra mokėję daugiau nei tiek. Todėl, kad visų pirma, aš ką galvoju, kad taip, mes turim paaukoti ar ne bažnyčiai, nes mes esam tikri katalikai. Turim pagalvoti apie tai, kad bažnyčiai irgi yra ar neatitinkamos išlaidos mūsų ceremonijos metu. Yra žmonės, kurie suteikia pagalbą bažnyčiai, ten vargonininkai ar ne, zakristijonai ir panašiai, bet ten galvoti apie tūkstančius ir panašiai, kaip kai kurie kalba, tai yra iš tikrųjų netiesa. Mes įdedam realiai kiek turim, kiek norime tos aukos, užklijuojame vokelį ir paduodame jį po ceremonijos. Jo, bet čia, aš manau, man tai labai patinka, aš atsimenu, kaip pačio vestuvės vyko, aš tiesiog taip tiesiai šviesiai paklausiu. Čia reikia nebijoto klausimo, čia nėra kažkokio tabu. Aš manau, kad nereikia klausti. Nu, vat mūsų skirtingos nuomonės, žinai, dėl to, kad, nes aš gaunu vėliau, žinai, iš porų tą patį klausimą. Tai kiek, žinai, tai aš tiesiog paklauskit. Nu, turime, man čia, nemanau, kad tas žmogus, kuris daro, nu, kuris tokia, kad jis bando kažką apgauti ar kažką tokio, tai jis pasakys. Jis ir nenori nieko apgauti, jis nenori, bet gerai, aš esu, tarkim, ar ne, nu tikrai tikinti katalikė ir aš žinau tą dalyką, kad ne visi žmonės turi tiek pinigų, ar ne, kad galėtų ten tūkstančiais aukoti bažnyčiai. Auka yra tokia, kiek tu gali tuo metu duoti. Kiek tu gali
tiek tu ir duodi. Jeigu tu paklausi, aš tikrai tau pasakysiu, yra tokių kunigų, kurie, pasakysiu atvirai, bando pasipiniguoti iš to. Bet aš nežinau, aš kiek jiems nueina, kiek tai bažnyčiai nueina, bet tarkim, jeigu kunigas pasako 1000 eurų ir žmogui iššoka akis iš kaktos, jam pradeda prakaituoti delnai, tai atsiprašau. Bet aš tiesiog, kad nepamiršti, kad, jeigu, kaip ir tu sakai, yra ten daugiau žmonių, ne tik vienas žmogus, tai, pavyzdžiui, ten ir vargonininkai, ir visi kiti. Tai va. O dabar laikas, manau... Gerai, eikime prie kitokios krikščioniškos... Labai naudoji tą terminologiją. Bažnytinės ceremonijos. Aš suklyst galiu daug. Kada mes norime liberaliau, ar ne? Aš tai pasakysiu. Mindaugas supyks ar nesupyks, kad tai pasakiau. Tuomet mes kviečiame į svečius pastorių Mindaugą, su kuriuo tikrai aš nemažai jau turėjau ceremonijų, kurios yra nuostabios. Palikim jam raudonuoti čia ant sofos. Mindaugai, kaip man pristatyti pačią tikėjimo kryptį? Liuteronai, kaip teisingai pasakyti? Kaip čia dabar pasakyti teisingai ir pirmiausia suprantamai ir pirmiausia priimtinai, ne, ta prasme, tiems jauniems žmonėms. Aš visada mėgstu sakyti, aš esu kunigas, bet užakcentuoju kunigas, kad vieną kartą buvo taip, kad 3 kartus per interviu užakcentuoju kunigas, o subtitruose uždėjo pastorius Mindaugas Žilinskis. Ir tada reiškia viena tokia lituanistė, sako, kas per žurnalistė? Jisai 3 kartus save pavadino kunigu, ir vis tiek subtitruose uždėjo pastorius, žinai. Tai šitai vietai, kitaip paklausiu, kas buvo Mažvydas, ar pastorius, ar kunigas? Kas buvo Donelaitis, ar pastorius, ar kunigas? Net neįsivaizduoju aš. Čia toks klausimas kitas. Klausimas. Mes dabar jau prakaituoja delnai. Kitaip paklausiu, o kodėl ne popas? Nes ne popas. Kodėl ne popas? Iš principo, supranti, man atrodo, aš kai atėjau į bažnyčią, į liuteronų bažnyčią prieš 30 metų, kaip jaunas žmogus, į chorą, į orkestrą groti, jaunimo veiklą, paskui pat prieš 22-3 metus patapau, reiškia, ordinuotų kunigų. Man visada, mačiau tą tokį atskirtinumą, nes ypač šitam krašte yra liuteronybė ir dažniausiai liuteronus lygino su vokiečiais. Ir maždaug jeigu tu esi liuteronas, tai tu esi vokietis per brūkšnelį. Aš visada dabar dar jaukau, galiu vienas persipjauti, esu tikras žemaitė, žinai. Tai ir tada, aišku, vokiškai ten visada, kai nuvažiuodavau Vokietiją, kunigus vadindavo pastor. Pastor, ne? Ir tai nėra klaida. Ir, sakykime, angliškai tai yra kaip, priest. Priest, ne? Tai irgi jos, reiškia, Vokietijoje dar yra toks žodis Pfarrer, galbūt tiesioginis vertimas būtų klebonas. O pastorius tai iš principo kaip ir ne klaida, bet jinai trupučiuką, man akim žvelgiant, stato sieną tarp žmonių. Tai reiškia, tai kaip čia lietuviai, katalikai savus laiko kunigais, o tokius biški kitokius laiko pastoriais. Dėl to aš sakau, ne, aš lygiai taip pat esu čia gimęs, čia augęs, lygiai taip pat ta pati krikščionybė. Ir dėl to sakau, čia yra trupučiuką, čia yra teisingas pasakymas, bet tam tikrą prasme nelietuviškas. Tai yra daugiau iš tų senų kalbų, reiškia, pastorius tai yra žmogus, kuris vykdo pastoracinę veiklą. Lygiai taip pat ir katalikų kunigą galim pastorium pavadinti. Ir dar vienas dalykas, kad ypač tų naujų bažnyčių, sakykime, sakykime, miesto bažnyčios, ten, sakykime, ten visokių kitokių ten naujų apaštalų ir dar visiškai naujų, ta prasme, ten, sakykime, 7 dienos adventistai ir panašiai, jie tuos savo lyderius vadina pastoriais, tie, kurie vykdo pastoracinę veiklą. Ir kai mus pavadina pastoriais, didžiosios dalies Lietuvos, reiškia, akimis, mes tada atrodom kažkokie tokie biški, žinai, man bent jau taip atrodo, dėl to aš mieliau sakau, kad aš esu kunigas. Supratau. Ir aš manau, kad mane turėtų vadinti, jeigu jau kreipiasi. Kai aš taip vaikštau gatvėje, tai aš esu tiesiog pirmiausia, tai yra
tėvas, nes liuteronų kunigai gali turėti šeimas, ne, ir tėvas, reiškia, net ne tėvas, vyras, sakykime, taip. Po to vėliau atsiranda tėvas ir paskui, sakykime, tie pašaukimai, ne, ir kunigas, ir vairuotojas, ir vyrėjas, ir santechnikas, pats žinai, ne, pats žinai, kad tenka būti viskom, ne, aš tai manau, ir psichologų, ir kartu ir verkėjų, ir baudėjų, kom tik tai netenka būti, ne. Mindaugai, dabar prakalbus, ar ne, kad jūs esate ir vyras savo žmonai, kaip žinia, tai kuo apskritai skiriasi, paaiškinkit mums, katalikų kunigas ir liuteronų kunigas, ar ne? Kuo skiriasi šios dvi krikščionybės atšakos ir kuo skiriasi santokos ceremonijos, tie, kaip čia pasakius, reikalavimai susituokti, čia gal taip grubiai pasakysiu reikalavimai, nes kaip mes prieš tai kalbėjome su Aurimu, kad norint susituokti katalikiškoje bažnyčioje, mes turime turėti krikštą, pirmą komuniją, sutvirtinimą ar ne, turime būti nesusituokę prieš tai bažnyčią. O kaip yra liuteronų bažnyčiai? Pradėkim galbūt nuo pirmos dalies, antrą dalį tada palikim tą prasme. Pirma dalis, reiškia, labai fainai, gražiai paklausit, kad esu vyras, ir kaip kiekvieną kartą, kai ateina žmonės ir iš savo patirties su savo žmona, mes esam kartu jau virš 20 metų susituokę 17? Ne, virš 20 metų 17. 17, reiškia. Tai vienu žodžiu, ir čia kaip ten toks Jens Arūnas Raudonis, katalikų bažnyčios dekans, jis ten iš vis ten gal 35 metus, sako, ir darbą. Tai čia yra toks, viena vertus, mano akim žvelgiant, tas didysis darbas iš tikrųjų prasideda po santuokos, ne? Ir tas iš tikrųjų, tos diskusijos, priėmimas, ryte atsikėlimas, iš kokios kojos išlipai, tai yra didžiulis darbas. Ir aš manau, kuo tolyn, tuo labiau reikia dirbti, nes mes trupučiuką, žinai, kaip sako... Taip. Man atrodo, visi, kas yra santykiuose, tai supranta. Tuo labiau reikia dirbti, žinai, ir sakykime, tai man tam tikrą prasme padeda ir eiti į antrą tą dalį, tie vadinami bažnytiniai reikalavimai. Ir aišku, mes su žmona ir daug dalykų darom, ir kartu dirbam, ir kartu organizuojam įvairiausius dalykus, reiškia, ir šeimom, ir vaikam, ir stovyklom, ir sakykime, patys, nors mums dievulis davė vieną, žinai, nors kaip juokauju, praeitais, šiais metais praėjai, žinai, sakau, po 7 savaičių stovyklų, įvairiausių pamainų, tai paskaičiavau, tai pagalvos, sakau, maždaug apie 800, pasisekė prisiliesti maždaug daugiau ar mažiau prie 800 širdelių. Tai įsivaizduokit, ar jeigu, kaip tai sukoordinuot, bet taip davė ir galbūt dėl to, kad mes dirbam. Man tenka dirbti, mano žmonai tenka dirbti, reiškia, mes daug šnekam, daug diskutuojam ir įvairiausiai kartais biškai sarkastiškais dalykais. Ir aš nežinau, pats turi žmoną, pati turi vyrą, visada aš galbūt ir su jaunaisiais pradedu, kai susitinkam tokiais paprasčiausiai pasakymais. Sakau, žinai, kodėl, reiškia, vyrai negali pykti su moterim. Tiesiog negali pyktis. Nežinai? Tiesiog jeigu vyras įveiks moterį, jis bus lochas, nes jis įveikia silpnesnį. Bet neduok Dieve praloš moterį, tai jis bus dvigubai lochas, nes jis pralošia silpnesniam. Tai čia tiesiog negali su ja ginčytis, ne? Tai tiesiog žinodamas, tai tu net neini tą iš kitos pusės, kodėl moterys negali su vyrais ginčytis, žinot? Nežinau. Būtinai reikia ginčyti. Aš negali. Galvoju, būtinai reikia pasiginčyti. Negalim, nes jeigu moteris bando įveikti ir bando vyrui tiesiog įsijungia čia. Sveikas. Tiesiog čia įsijungia. Vyrui tiesiog įsijungia. Moteris sakys kažką, jam jisai net nesąmoningai, nežinos, vyrui įsijungia. Nugalėti. Tiesiog nugalėti.
Bet jeigu moteris prieina tokia prie vyro ir nežinodama, nesuprasdama, su pagalba, ne? Jis ateina pas savo vyrą, pas tą, kuris, reiškia, į pasaulį po ko gali pakloti, kas vyrui įsijungia? Padėti. Ir visi dalykai įsisprendžia. Ta prasme, daug dalykų įsisprendžia, bet tai nereiškia, kad vieną kartą sužinojau ir viskas, jau daugiau, žinai, kad ką žinau, juk į drabužių mes vieną kartą perkam kas pusmetį, žinai, tai lygiai taip pat ir čia, aš manau, mes tiesiog turim gilintis, kartais užmiršti. Tai va, čia tokie paprasti dalykai, kurie man padeda eiti į tą, sakykime, pirmą, į tą antrą dalį. Iš principo, sakykime, liuteronų ir katalikų galbūt, tas dvi didžiosios, sakykime, tokios. Dar ir aišku, liuteronai yra trečia, sakykime, krikščioniška konfesija Lietuvoje, šiek tiek yra didesnė, ta vadinama pravoslaviška, rusakalbių, sakykime. Taip. Konfesija. Iš principo kaip ir niekom nesiskiria. Galbūt tas toks teologinis, teisinis, reiškia, traktavimas, kad katalikų bažnyčiai santuoka yra sakramentas. Liuteronai tai turi 2 sakramentus, reiškia, krikštas ir šventoji vakarienė, trupučiuką ir kitoks traktavimas, nes sakramentas turi turėti 3 savybės, ten Kristaus įstatyta, teikti nuodėmės atleidimą ir būti šventam rašte, bet čia yra teologiniai kiti dalykai. Bet vis tiek liuteronų bažnyčiai tai yra šventoji santuoka, kur yra Dievo laiminama per kunigą, per rankas ir per visus kitus dalykus. Ir dėl to, lygiai taip pat kaip ir katalikų bažnyčiai, turi būti žmogus krikštytas, turi būti konfirmuotas, reiškia, kaip sakykime, kaip čia liuteronai turi vieną šventę jaunimo, tai dėl to gal trupučiuką mums ir gaunas liberaliau, kaip katalikai vaikus nuo 10 iki 14 metų, ten kiekvieną sekmadienį po parašo. Mes dažniausiai ten gerą pusmetuką arba metus, sakykime, 13 metų, 12-13 metų, kur tą pirmą komuniją ir konfirmaciją sutraukime vieną. Okay. Yra toks, konfirmacija, tai yra toks, krikšto kaip, krikšto, negalima sakyti, kad krikštą atnaujini, neatnaujini, bet tiesiog tu pats nieko, nes krikštas yra, sakykime, per krikšto tėvus duodamas. Ir krikšto tėvai, sakykime, kaip čia, jį tave veda, tave globoja, aišku, tu gauni jį, sakykime, bet konfirmacijų tu tiesiog pats sąmoningai tą... Jo, ir tu pats, reiškia, išsiaiškini, kas tai yra ir panašiai. Iš karto atsiprašau, pertrauksiu, nes labai mano ilgas buvo klausimas, bet toks naujas klausimas iškilo. Tai jeigu aš esu ar ne katalikė krikščionė, turiu krikštą ar ne, tarkime tą pirmą komuniją, tai aš galiu vis tiek tuoktis liuteronų bažnyčioje. Jūs užskaitote jau tą, žodžiu, konfirmacija, ar kaip pavadinat, ar, koks yra procesas, jeigu aš nesu, ar ne, nes šiaip kiek aš žinau, kiek esu turėjus iš praktikos, ar ne, vestuvių įvairių, kada maišos, ar ne, įvairios krikščionybės atšakos ten, kad ir su rusų pravoslavo, ar ne, mes kaip ir galime eiti, tiesiog turime priimti atitinkamas tos bažnyčios taip paprastai pasakysiu taisyklės, ar ne? Tai kaip yra, jeigu aš esu krikščionė katalikė, visada ėjau į katalikų bažnyčią, ir tarkim, noriu susituokti pas... Pamatė, pas draugus gyvenat. Taip, pamačiau, draugai susitokė gražiai prie jūros, Mindaugas susitokė ir noriu aš pas Mindaugą tuoktis, tai ko man reikia norint? Žiūrėk, aš visą šitą klausimą galbūt aš čia trupučiuką buvau kaip ir apgalvojęs, žinai, galvojau, kad bus toks klausimas, tai trupučiuką padarysiu tokią prieš istoriją. Nes iš tikrųjų šitam krašte buvo labai tokių įdomių istorijų. 15 metų atgal, reiškia, skambino man vienas senukas. Labą dieną, sako, ar paskambinau Saugų didžiosios bažnyčios kunigui. Nes Saugos yra 2 bažnyčios, mano parapija, reiškia, yra didžioji, yra liuteronų, mažoji yra katalikų. Sakau, jo, viskas gerai, sako, man reikia auksinių vestuvių. Tai viskas kaip ir normalu, prieš 50 metų sutuokti, žinai, ir tvarkoj. Sakau, žiūrėkit, aš atvažiuoju, aš visada mėgstu tiek pas vyresnius, tiek pas jaunesnius, reiškia, pirmiausia, kviečiu, kaip sakai, paskui čia papasakosiu, kaip tai darau šiek tiek. Susitikti, sakau, aš atvažiuosiu pas jūsų ir mes pakalbėsim. Įsiaiškinsim visus tos dalykus, niuansus, nes
tiek jaunam, tiek senam, aš mėgstu, sakykime, kad žmonės įsijungtų ir panašiai, dėl to man reikia daugiau žinoti, kas jie tokie, nes prieš 50 metų tai manęs ten nebuvo. Ir tada nuvažiavęs man pradeda pasakoti. Nu, sako, mes, 57 metais, 1950 atsikėlėm į Ventės ragą. Jau man automatiškai kyla klausimas, aha, į Ventės ragą. Ten, sako, buvo tokia graži mergelė. Nu jo. Mes, sako, sumastėm, tuoktis, šiandien, žinai. Nu gerai, sako, ten buvo toks Rimkus, kuris turėjo Pobėdą. Okei. Sako, sėskit tau į tom Pobėdą ir aš jums, žinau, kurį kunigs nuvešiu. Vat, sako, jisai atvežė į tą didžiąją bažnyčią ir mumis sutuokė, suvenčiavo į kunigs. Sakau, ir aš paskui ten dokumentų sovietmečių, jokių nieko nelikė ir panašiai. Tai sakau, tai palaukit, sakau, bandau atkapstyti, sakau, kaip atrodė kunigs, juodai apsirengęs, baltai, nieką nepamenam. Nieko nežinom, nes man automatiškai, aš supratau, kad jau jie yra ne liuteronų tradicijos žmonės, supranti. Sakau, kaip atrodė, ką žinau, 57, tiesiog kunigs atvežė, buvo juodai palaiminti, tik žinau, gal ir tais metais. Nieką nepamenam, žinom, kad ta didžioji bažnyčia. Ir dabar taip paskui sėdžiu ir sakau, žiūrėkit, sakau, tai jūs kaip supranta, krikštyti katalikų bažnyčią? Jo, krikštyti. Reiškia, paskui, ten susiradot mergelį ir jumis sutokė liuteronų bažnyčiai. Nu jo, sutokė liuteronų bažnyčiai. Paskui 50 metų gyvenote palei katalikišką tradiciją. Nu jo, 50 metų gyvenom palei katalikišką tradiciją, reiškia, ėjom katalikų bažnyčias. Ir po 50 metų vėl norit, reiškia, pas liuteronus auksinis įstojus. Norim, o negalim. Ir už to galvoju, palauk. O tai ką man dabar daryti, juos, ką žinau, perkrikštyti, ar ką čia dabar daryti? Turisi sakyti, negalim, ar kaip čia, žinai. Ar man reikia iš jų krikšto pažymėjimų kokių? Tupsi atėjo du senukai, nori, kad rankas uždėčiau, tiesiog kartu pasimelstume. Ir tada man tai išvertė tokį dalyką, palauk. Tai aišku, tada, kai aš pradėjau, tada tai būdavo, nes šitam krašte yra šiek tiek, ta prasme, tokie, sakykime, dalykai, kad yra tie tikrai šišioniškiai, mes esam grini, o čia ateintie katalikai žemaičiai, mes esam kitokie. Ir man tada ta istorija šiek tiek, iš principo, aš pats esu iš žemaitiškos šeimos kilęs, bet gimė šitam krašte ir 15 metų atėjau liuteronų bažnyčią. Aš esu krikštas katalikų bažnyčiai. Atėjau liuteronų bažnyčią, tiesiog dalyvau jos veikloje, visose kitose dalykuose, priėmiau konfirmaciją, sakykime, aš tas padariau sąmoningai, ta prasme, bet kita vertus yra daug žmonių, kurie tai daro tiesiog ateidami, kaip čia. Ir tada aš nutariau, galvoju, gerai, mes turim bažnyčią tokią nuostatą, kad galim tuokti žmonės, kurie yra krikštyti, kurie yra krikščionys, sakykime, ir kurie, bent vienas iš tų dviejų, sakykime, yra. Ir tiesiog galim teikti liuteronų bažnyčios visus tos sakramentus, arba tas malonės, sakykime. Ir tada tiesiog, kai aš kaip juokiuosi, dabar aš turiu labai daug, gal ir dabar čia tam tikrą prasme aš darau, tikrai juokiuosi, turiu labai daug vadybininkų. Kurie tiesiog interneto pagalba, dabar visi, sakykime, dėl vienokių ir kitokių priežasčių sako, ten važiuok pas jį, ten bus santykis geras, žinai. Tai tada sakau, ir tada man skambinu, mes norim, sakau, gerai, atvažiuokit į bažnyčią, atvažiuokit į pamaldą, susipažinsim. Ta prasme, daugiau aš papasakosiu apie save, apie tą liuteronišką tikėjimą, nuvažiuosit, pamatysit, susipažinkim Facebook'e, gal tiesiog sakysiu, čia mamunė pakeliui, pamatys mūsų veiklą, visą, reiškia, stovyklų, bažnyčių, koncertinę. Ir, kaip sakyti, mes susitinkam, pakalbam, padiskutuojam, karts nuo karto pakviečiu kažkokias ten, žinai, specialias pamaldas pabūti, ten kažkaip, čia gaunasi tų kursų, kaip mes ir neturim tokių. Bet kartais man tas pabendravimas valandą ar ten pusantro, žinai, gaunasi kaip kursai, kad ir vakar, kalbu su viena pora mergaitė, reiškia, kuri šiandien yra Norvegijoje, bet jie ten iš Aglonėnų. Sako, mes čia buvom susitikę, mums čiutinę paskaitą pravedė ten, žinai, ten, nes irgi paskui, jeigu norėsit, man irgi ten faina, nes iš tikrųjų, irgi netaip senai sužinau, kad iš tikrųjų visada buvo tokia mintis, kad to palaiminimo ir santokos, to šventės labiau reikia moterim, ne? Ja, taip sakoma. Taip sakoma, bet iš tikrųjų labiau reikia vyram.
nepatikėsi, iš tikrųjų labiau reikia vyram, nes vyrai nurimsta. Ir man asmeniškai tai buvo toks labai geras pavyzdys, gyvenimiškas pavyzdys, kur užkart mane tiesiog pastatė, tikrai taip yra. Nu, pavyzdžiui, sako, jis man tas vienas žmogus, tas raudonis, sako, žiūrėk, sako, yra labai geras pavyzdys. Sako, jisai ten tokį pavyzdį privedė su Amerikos pilotais, ta prasme, kur ten skraido su tais vadinamais naikintuvais ir kai jisai jaunas, ypač vyrukai, ne, nu, pavyzdžiui, sėdė ant motociklų ir kažkokia nesąmonė. Jisai jaunas, tu ir dar svetimą motociklą pasiėmė, ne, arba tu varai iki dugno. Vat kažkas yra, ne, vat kažkodėl tai. Kiek eina, lygiai taip pat. Sako, ir lygiai taip pat su tais naikintuvais tai buvo ir sako, tik taip, tuo momentu, kai jie pasirašė už tą naikintuvą, kad jie atsako, reiškia, tada nuėmė gazą. Lygiai taip pat aš prisiminiau, kaip aš paimdavau, kai buvau 17-18, kai pasimdavau tėčio mašiną. Tėčio mašiną, tai iš jos darydavau, viskas ten man buvo. Bet po to, kaip nusipirkau savo mašiną, tai kažkaip nuėmiau gazą. Tarsi lygiai taip pat ir su moterim. Kai tu esi jaunas, tai galva, ką čia, žinai. Bet kai tu padedi parašą, čia yra mano vaikų mama, čia yra mano žmogus, su kuriuo aš tiesiog keliausiu, kur aš kartu verksiu, kur aš tiesiog... Atsakomybė. Taip, tai čia iš tikrųjų, čia reikia vyrų, net nesąmoningai, supranti. Čia tiesiog tokie dalykai. Mindaugai, mes jau turim labai nedaug laiko, nes operatorius rodo man jau, kad greičiau, bet aš dar vieną labai tokį svarbų klausimą noriu paklausti. Dabar, kiek žinau, vieninteliai liuteronų kunigai gali tuokti ne tik bažnyčioje. Nu, papasakokit truputėlį, kodėl taip yra ir ar su kiekvienu kunigu tai galima susitarti. Čia, aš įsivaizduočiau, ar ne, čia aš pasakysiu, kaip aš galvoju, kad Dievas yra visur, ar ne? Čia aš teisingai galvoju, ar ne? Aš tai manau irgi lygiai taip pat, kad Dievas yra visur ir nereikia Dievo uždaryti bažnyčiai, žinai. Bet kokiu atveju, bet vėl kita vertus visokių kunigų yra, visokių, nes, sakykime, išėjimas už bažnyčios ribų, kad ir šiandieną čia sėdimas yra tam tikra prasme iššūkis, ne? Iššūkis ir kartais kunigam irgi tai yra didžiulis stresas, dėl to bažnyčia priima tokį kartais bendrą tokį dalyką, kad mes santuoką darom tik, reiškia, bažnyčiai. Man asmeniškai, gal toks yra palengvinimas trupučiuką ir aš turiu tokį, sakykime, kaip ir išimti. Nežinau, kaip kiti daro, bet aš turiu kaip ir išimtis, turiu Karklės parapiją, sukūręs prieš 3, darbą padaręs prieš 10 metų, jau pabiškai, bet įkūriau prieš 3-4 oficialiai ir ten tiesiog neturiu bažnyčios. Ir tiesiog Karklė tai yra pamatai, tai yra virš lubų, žinai, tai yra kaip virš lubų, virš dangaus, sakykime, ir tam tikrą prasme aš tai kažkaip net nematau tos bėdos, ar aš šito ant tų pamatų santuoką darysiu, ar 300 metrų, reiškia, nuo tos bažnyčios, žinai. Dėl to aš trupučiuką į tos dalykus žiūriu paprasčiau, žinai. Aišku, mano kolegos, kiek žinau, kad irgi kartais žiūri paprasčiau į tos dalykus, mes kaip visada esam diskutavę ir sakė, taip, bažnyčioje yra visada geriau. Ir jauniesiems ramiau. Matosi. Nors kartais aš taip, jeigu taip, ta prasme, kad ypač Lietuvoje, nes mes, Lietuvoje gyvename, mes esame labai priklausomi nuo oro, visų kitų dalykų, ne? Taip. Ir visada turim, aš kaip aš visada sakau, kad ir pačia Karklė aplinkui jūrą, čia sakau, turi būti planas B, žinai. Jums, ne man. Man tai kas? Aš tai tų santuokų turėjau ten. Jums turi būti planas B, aš galiu ir sulyti. Jūs paprastai. Aš galiu, man tai nebus taip, kad čia, žinai, mano tas palaiminimas per lietų bus kažkoks kitoks. Aš galiu, bet tai čia... Ką? Nuskalbtas. Aš tai to nebijau, bet tai jūs turite tiesiog, čia įdėl, nes jūsų šventė vieninteliai, nepakartojama. O jeigu kartais jau jie pasiryšta, aš kaip visada sakau, gyvenimas yra džiazas, padžiazokim. Teisingai, tai su tuo ir baigiam. Ačiū labai, Mindaugai, kad tu atėjai.
kad papasakojai mums daugiau, nes pasirodo, kad ir kiek aš turėjau tų santuokos ceremonijų. Su tavim beje, tik ir ne, meluoju. Šiemet turėjau Kretingos liuteronų bažnyčią irgi, bet labai daug nežinau pasirodo apie tai. Tai daug fainų dalykų, nes mes turėjom šiemet su Mindaugu 2 susitikimus, vieną turėjom kartu su Iveta, kitą turėjom ten Žanį ir kaip tik, kaip Mindaugas sako apie lietų, tai irgi tada automatiškai pradedi galvoti, kas kaip, tai vienintelis dalykas, ir tu matai, kaip žmonės įsijaučia į tą tokį, ir jiem nesvarbu tas lietus, vienintelis dalykas buvo saugot pianistę nuo lietaus. Dar trumpai, aš nežinau, aš neįrašinėjau, bet aš kažkaip, sakykime, tą santokos, manau, kad santokos ceremonija yra tokia iš tikrųjų ypatinga žmonėm ir kad jinai praeitų visom prasmėm, aš darau ir, kaip čia, repeticijas. Dieną, dvi prieš, reiškia, su jaunaisiais važiuoju, tėvus pasiemam į tą santokos vietą, į bažnyčią, pavaikštom, kad tą bažnyčią prisijaukinti arba tą, ir galų gale dar, aišku, buvo labai irgi faina, niekada negalvojau, kad tai darysiu, bet kažkada irgi prieš 8 metus vėlavo, bažnyčia vėlavo, sakykime, jaunoji pusę valandos ir tada aš darau programėlės ir, reiškia, jungiu žmonės, giedoti ir panašiai, žinai, niekada anksčiau nedarytų ir pusę valandos nėra jaunos, ką darom? Galvoju, vis tiek reikia laukti, kažkaip mes, žinai, kitų kaip ir švenčių neturiu, tada tai buvo kažkaip man kažkas iš čia, žinai, sako, repetuok. Ir tada supranti, gitaristas yra, lankstinukai yra, reiškia, žmonių sėdė, sakau, Arvydai, einam parepetuoti su žmonėm, žinai. Ir tada, žinai, aš biškai paprovokuoju tuos svečius, nes didžioji dalis, bet kokiu atveju tai eina šiandien iš tokios tradicijos, kur bendrai negėda. Lankstinukus išdalinį, tos lankstinukus sulanksto, reiškia, ir susideda, reiškia, į kišenę. Aš tada sakau, Hebra, žiūrėkit, susirinko šiandien ne šiaip ten pabūti, vakare galėsit su visą pagarbą. Vakaras nesvarbus. Čia yra, su visą pagarbą vedantiesiems svarbiausia šitą valandą. Ir sakau, dabar jeigu, kreipiuosi visus, reiškia, malda, giesmė yra dviguba malda. Tie, kurie maldoj, nelinkit jauniesiem, kad būtų palaiminti, kad būtų, reiškia, visokie kitokie trečiokie, sėdėkite, nieko neveikite. Bet jeigu linkit, davai, trauk. Ir tada toks biški man būna labai juokinga, aišku, jį nesako garsiai, bet tada pradeda išsilanksti ir taip, niekada taip nebūdavo, ko iš čia nori nuo mūsų, tarsi mintyse, tu gali perskaityti, žinai, ko iš čia nori ir tada, aišku, dar aš biški jos paprovokuoju, pradžiui būna sunku, tokie visi, taip sunku, tokie surūgė, žinai, ir tada, ir galų gale, šiek tiek matė, ir tada taip įsijungia, ir taip, žinai, kartais netgi tenka trupučiuką raminti, žinai, nes nugaunasi toks, nes tai iš tikrųjų, norisi, kaip baigiant visai, sakykim, kaip prieš kokius, nežinau, porą metų, 3 metus, sakykim, vienas draugas sako su žmona, 25 metus pragyveno ir sako, pliamba, viskas jau, kaput, žinai, ir aš tada jam sakau, žiūrėk, paprastas dalykas. Tiesiog siūlau tau, dabar aišku, ir tai yra nuokė, ir trečiokė, ir negraži, ir negera, ir tas anas 3, 4, ir 5, ir 8, žinai, pasakė, padarė. Sakau, žiūrėk, paprastas dalykas. Prisimink tą jausmą, kai tu stovėjai prie altoriaus ir jinai atėjo. Tu apie tai galvojai? Ne. Tai tu tą jausmą pabandyk, kad iš naujo atgaminti. Ir viskas bus okei. Ir kad tas jausmas jis būtų ganėtinai stiprus, jisai ryškiai turi tą tiesiog padaryti stipresnę, ne mano akim žvelgiant. Kad ir apsiverktų ten, ir mama, pavyzdžiui, ir fainas dalykas, mama, reiškia, kažkada viena jaunoji sako, aš noriu, kad skaitinį skaitytų mama. Ir taip kažkaip pradžiu kaip tai. Bet paskui galvoju, kad kai mama sako savo dukrai arba sūnui, kad meilė kantriai, meilė maloninga. Jeigu aš neturėčiau meilės, aš būčiau tik tai tik molis ar žvangantis varis, bet kadangi aš ją turiu, aš galiu net kalnus kilnuoti. Įsivaizduoji, iš mamos lūpo, kai tai skamba. Tikra, taip. Taip, nei brolis, nei draugė, nei pusės ar niekas. Ten, žinai, kada kartais ir sukliūva. Bet ir tada ir tokie dalykai, jie, žinai, tam tikrą prasme, jie pasilieka. Tai va tokia mano galbūt ir užduotis. Tai tiek. Ačiū labai. Super. Tai ką, dėkoju Mindaugui. Faina. Man tokia psichologinė konsultacija. Šiaip galėtume eiti, žinai, kai turėsim santykių problemų, eisim pas Mindaugą. Jo, tai čia bet kam. Išspręs. Visiškai, čia žiūrėk. Atsiminkit, kai darėt pirmą podcast. Žinai, krus. Atsiminkit, kai buvot Alinė. Kaip žiūrėjote vienas į kitą pagarbiai, ne Mindaugai.
Tai va. Tu žiūrėjai pagarbiai mane, dabar jau nebe. Va, tai va. O dabar šiaip norim padėkoti ir dar vienam iš mūsų partnerių, draugų, kurie kaip tik ir didelę įtaką daro, jeigu jūs ceremonijos ar tai laukia, arba išvykstamosios ceremonijos, tai yra renginio partneris. Tai renginio partneris yra ilgametę patirtį turintis profesionalai įvairių renginių įrangos nuomos bei pardavimo srityse. Asortimentą rasite viską, ko galite prireikti jūsų vestuvių šventijai, nuo kėdžių ir stalų, įvairiausio tipo palapinių ir scenos įrangos, iki lempučių, girliandų ir šildytuvų. Jeigu šventės metu atvėstų orai, renginio partneris pasirūpins, kad šventę pasiektų aukščiausios kokybės įrangą, o konsultantai profesionaliai pakonsultuos. Kokios įrangos gali prireikti jūsų vizijai. Specialūs pasiūlymai tik šio podcast'o žiūrovams. Gaukite nuolaidą renginiopartneris.lt, perkant įrangą įvedus kodą vestuvės. Arba norint nuomotis, pasakykite šį kodą vadybininkui. Taigi, kodas vestuvės, įsiminkite. Ir kada ieškosite kėdžių, palapinių ar kažkokios tai kitos įrangos, kur kreiptis į renginio partnerį. Va tai va. O dabar važiuojam toliau, pakalbėkime apie metrikacijas. Apie metrikacijas. Mano nemėgstamiausia tai yra ceremonija. Tai šiaip dabar paskutiniu metu labai mažai kas tuokėsi pačiame metrikacijos ar ne pastate. Tai daro tas išvykstamasias, tai yra pačios trumpiausios ceremonijos, 10-15 minučių, tokios, sakyčiau, apart tas Vilniaus ceremonmeisteris, tikrai visos yra tokios. Kaip Formulės 1 padangas keisti. Matematikos mokytojos ateina jūs sutuokti. Tai realiai man įdomu, žmonės gali komentaruose rašyti gražių metrikacijų vietų, nes man, pavyzdžiui, Raudondvaris, taip, bet ten kaip per jamam išpardavimą dažnai būna, tiesiog per daug žmonių. Bet man ten labai nemalonios tos Raudondvario metrikatorės. Kas dar yra? Druskininkai gražiai yra, nes ten yra ant ežero kranto metrikacinė vieta. Ir jeigu kas nors žinot, kur komentaruose galite rašyti, kurios kitos yra gražios. Na, aišku, Kauno rotušė. Dabar Kauno rotušėje beje nevyksta. Todėl, kad Kauno rotušė yra remontuojama. Tai jie siunčia dabar, neprisimenu, kažkur ant Parodos kalno vyksta ceremonijos. Kažkokie muziejai. Ten yra kažkokie namai. Taip. Jo, esu buvo senai. Bet šiaip yra įdomių. Man, pavyzdžiui, labai tokia autentiška yra Panevėžio, vitražai, viskas, toks vaibelis, gerstas raudonas kilimas. Klaipėdos mūsų baisioji ceremonija. Nugriaus ją, man atrodo. Nežinau. Ne, man atrodo, nenugriaus, bet kažką ten darys. Hospisą galėtų padaryti. Žodžiu, kas reikalinga yra tokiai ceremonijai, tai pasai. Mes irgi pasai. Tiesiog mes gal nepasakosim apie tą dokumentaciją. Tiesiog noriu pasakyti apie pačią tą struktūrą, kad jeigu darote kažkur tą ceremoniją ne metrikacijos pastate, jums reikės išsiimti leidimą. Jeigu jūsų jaunikis arba nuotaka yra užsienio, ne Lietuvos pilietis, jums reikės vertėjo, kuris verčia anglų arba būtent tą kalbą, kurią kalba ar ne jaunikis arba nuotaka ar ne. Taip pat būtina atsivežti savo dokumentus, taip pat liudininkai privalo turėti ceremonijos metu, nes yra tikrai buvę pasai, tapatybės kortelė, teisės netinka. Taip, pamiršo atsivežti, beje, iš Latvijos buvo liudininkai ir jie pamiršo atsivežti. Tai gerai, kad ta ceremonmeisterė buvo sukalbama, nes kai kur kitur tikrai jūsų ceremonija gali ir neįvykti. Beje, joms labai svarbus yra laikas. Taip. Turi prasidėti būtent tuo metu, kada yra numatyta ir baigtis tuo metu, kada yra numatyta. Ir daug ranencijėlį, tam suvažiavimais. Nelankstumas laike, nes yra dienų, kada metrikacijos darbuotojai tiesiog nedirba. Tai yra, aš žinau, kad sekmadienį tikrai nedirba ir pirmadienį, man atrodo. Ir penktadieniais jų darbo laikas yra trumpesnis ir šeštadienis. Svajonių darbas. Tai, žodžiu, tikrai visada išsiaiškinkite niuansus.
Beje, kartais jas reikia nuvežti ir parvežti. Va čia apie tai. Čia toks yra, kur kažką reikės įpareigoti, kad atvežtų laiku, nuvežtų ją po ceremonijos. Žodžiu, aš esu turėjusi labai daug tokių nemalonių situacijų, kada tik per plauką neįvyko ceremonijos, todėl dažniausiai, sakau, patariu savo jauniesiems geriau daryti humanistinę, kur yra daug gražesnė ta ceremonija, kur mums nereikia išsiimti iš vietos leidimų, daug mažiau dokumentacijos, o metrikacijoje tiesiog nuvykti, susirašyti. Ir kaip vėliau papasakosime pokalbėje su moterim iš taip kitaip, kad tiesiog kas jums yra ta santuoka ir ceremonija, kas jums ją simbolizuoja, tai visą tai galite sudėti į humanistinės ceremonijas. Tai gal ir keliaukime tą pokalbį. Ir eikime apie humanistinės ceremonijas, tai trumpai tik tai pasakysiu, kad tai yra prieš kelis metus pas mus tiesiog Lietuvoje išpopuliarėjusios ceremonijos, kada žmonės nenori tuoktis bažnyčią, bet nori gražiau, paprasčiau, šilčiau. Tai humanistinės ceremonijos ir taip kitaip komanda, nebūtinai tai yra taip kitaip komanda, yra iš tikrųjų ir daugiau. Jo, tik visi yra susijęs su vienu brandu. Taip, turbūt galbūt jie yra susiję, ar ne, bet taip kitaip yra toks žinomiausias, ar ne, ceremonmeisterių įmonė, kurie sukuria ceremonijas apie jūs. Tai yra ceremonija, kuri neįteisina teisiškai, ar ne, mūsų santuokos. Yra būtina pasidaryti prieš tai, susirašyti metrikaciją, arba galima sujungti su metrikacinė ceremonija. Galima ir bažnyčių prieš tai turėti. Tai vėlgi nežinau. Beje, dar koks įdomus niuansas, kad jeigu jūs nesate tikintis ir nekrikštijate savo vaiko taip kitaip, gali padaryti tokias ale kaip krikštynas, bet tai vadinasi vaiko vardynos, taip pat tuos krikšto tėvus galima įvesti į tokias ceremonijas. Žodžiu, jų paslaugų spektras yra daug platesnis negu ceremonijas. Tai gal eikime tada pasikalbėti su ceremonmeisterė Kamilė, su kuria beje labai daug mes turėjome ceremonijų, ir ji plačiau jums papasakos, kas tai yra tos humanistinės ir kokios jos gali būti. Tai labas, Kamilė, labai faina vėl tave šiemet sutikti, nors maniau, kad susitiksime jau tik kitais metais. Ačiū labai, kad tu sutikai atvykti, skyrei mums netgi, kiek žinau, visą dieną. Tai apie humanistinės ceremonijas šiek tiek jau mes papasakojom. Tiesiog įdomu yra, jeigu tavęs paklaustų, kokia trukmė yra, ar ne, humanistinės ceremonijos, kiek jos trunka? Pati trukmė apie 30-40 minučių. Na, būna nusitęsia iki 50 irgi priklausomai nuo įvairių detalių, įsitraukimų ir panašiai. Bet šiaip apie 30-40. Tai mes, žodžiu, dienos plane galime 30-40 minučių nusimatyti tai ceremonijai. Bet jau kada yra paruoštas, ar ne, tas ceremonijos scenarius jau plius minus kaip ir aišku. Taip. Yra, kiek ta ceremonija truks. Gerai, kokie dalykai yra reikalingi humanistiniai ceremonijai? Reikalingi, apskritai reikalingo nėra privalomo, nėra nieko. Vat apie tai mes ir esam, galbūt apie tą asmeniškumą, apie tą pritaikymą prie poros, kad neprivalo būti netgi žiedų apsikeitimo, tarp kitko, neprivalo būti. Turėjau šiemet vieną jaunąją, kuri tiesiog nemėgsta aksesuarų ir sako, na, vat mes žiedais nesikeisim. Tai kažko, kas yra būtina, realiai turbūt nėra nieko. Jaunųjų, jų noro, apsisprendimo. Apskritai būna poros ateina, kad galbūt net ir nežino, kaip čia viskas bus, kaip čia mes norim padaryti ir apie ką. Tai va, ceremonmeisteris yra tas žmogus, tas laidininkas, kuris tikrai apgalvos kiekvieną detalę, sugalvos, padarys tokių įdomių sprendimų, originalių, kad galop jaunieji lieka taip sužavėti. Galima pasižiūrėti ir mūsų taip kitaip reviews, ten atsiliepimus.
mes buvom apkerėti tos akimirkos, tą visą pusvalandį, kaip mūsų meilės istorija pasakojama, kaip susipažinom, svečiai liko tokie nustebę ir manęs dažnai klausia, jūs čia kažkaip esat pažįstami, labai, labai gerai žinote, kaip ten kas vyksta, kad šeštadieniais jis kepa jai tos Benedikto kiaušinius, kaip čia jūs taip, nes tas santykis būtent, tas šiltas ryšys, kuris veda nuo pat susitikimo, nes jeigu kalbėti tą ceremoniją, taip, ji trunka ten tik 30 minučių, bet visas pasiruošimo procesas, čia yra daugiausia energijos, daugiausia laiko, kūrybinių resursų po susitikimo su pora. Ceremonmeisteris rašo tekstą, kaskart tekstas yra visiškai originalus, individualus ir kartais tenka net jų mėgstamą filmą, serialą pražiūrėti. Aš esu perskaičius ir ne vieną knygą, kad kuo labiau atspindėti, parinkti citatą apie juos. Ar ten netgi apie Iron Maną pasidomėti, ar ne, ir kažkokią rasti jiems citatę, nes tai galbūt jų dviejų kažkoks mėgstamas herojus. Tai vat apie tai nukrypau jau nuo to pusvalandžio. Norit pasakyti, kada mes ar ne, pirmiausia, aišku, reiktų užsiregistruoti turbūt tai ceremonijai, tada prieš kiek laiko ceremonmeisteris jau susisiekia arba tas žmogus, kuris rašo ceremonijai tekstą, kiek laiko iki vestuvių? Šiaip susisiekė 3 mėnesiai iki vestuvių ceremonmeisteris. Iki tol, aišku, irgi vyksta procesas. Mūsų veiklos vadovė Giedrė išsiunčia klausimyną, pirminį klausimyną apie patį ceremonmeisterį, nes ir pats parinkimas yra toks, kaip pasakyti, irgi individualus labai. Bet jūs parenkat, ne jie pasirenka. Ne patys žmonės mes parenkam, tam ir yra pildomas klausimynas, ką jie mėgsta, kokios ceremonijos nori, kokie jų lūkesčiai pačiam vedančiajam, tai pagal tai parenkam kuo tinkamiausią žmogų veiklos vadovą. Aišku, ten ir kokia kalba, ar ne, vyks kalba, be abejo, ceremonija, labai svarbu. Tai irgi labai svarbu, bet tas sumečinimas irgi būna net ir iš mūsų kolegų, ir aišku, galop net ir iš porų, kas irgi labai svarbu, kad kaip čia jūs taip pataikėt man, mes susidraugavom, mūsų ten susitikimas užsitęsė. Tas pats ir iš mūsų kolegų, Giedrė, tu kažkokią turi šeštą akį, kad sugebi va taip kažkaip. Tai žodžiu, humanistinės ceremonijos tos struktūros, kaip po ceremonijos tokios iš vis beveik nėra. Mes tiesiog kreipiamės į jūs, ar ne, ir sakome lūkesčius kaip klientas. Ir ta ceremonija visiškai individualiai yra sukuriama būtent mums. Taip, aišku, yra struktūra, eiga, kurią mes dažniausiai remiamės, bet visokie svečių įsitraukimai, ritualai yra. Nes yra buvę, kad ten pagoniškų dalių yra įtraukiama. Taip. Esam nereliginė organizacija, bet tiesiog prisitaikom, kaip porai, kas jiems yra prasminga. Kaip pagal humanistų požiūrį žmogus pats turi teisę ir galimybę savo šventes įprasminti taip, kaip jam atrodo prasminga, kas jam atrodo prasmė. Būna ir įvairiausių šmaikščių, ir sarkastiškų tų ceremonijų. Tai visą tai labai aptariam, ar jūs norite labai jautrios, ar norisi romantiškos ir ten tokios patetiškos klasikinės. Ar norisi apskritai teminės kažkokios. Esam turėję Hario Poterio ceremoniją, kur visos detalės ir dekoras ir net ceremonmeisterė buvo vilkėjo Hario Poterio kostiumą. Tai iš tikrųjų tų porų amplitudė įvairiausių yra labai plati. Bet jeigu tu nori apie tą patį procesą, tai taip užklausą galima siūsti, kad ir prieš metus, kada jau jūs planuojate vestuves, tada tikrai jums bus pirmenybė ir datai, ir ceremonmeisterio parinkimui, nes jeigu kreipiasi jau visai ekstra, tai jau žiūrime daugiausia pagal tai, kuris laisvas ir kas gali. O kuo anksčiau be abejo, tuo labiau pavyks atspindėti. Taip. Tai užklausą išsiųsti, Giedrė gali, mūsų veiklos vadovė, taip pat galite ir konsultaciją su ją užsisakyti, viską papasakos, kas ir apie ką, išsiųs galop po sutarties pasirašymo daugybę pavyzdžių, kur jau jūs galite ramiai pasiskaityti, kokie būdai, kaip esam darę ir kaip norėtumėt, nes dažnai ir iš tų visų pavyzdžių išsirenka kažkokį ritualą pora patys. Ir paskui jau parenkamas ceremonmeisteris, susitinkame su pora, tada daugiau kūrybinis procesas, bet vis tiek tas bendravimas išlieka visus tos 3 mėnesius elektroniniais laiškais, ar susiskambinam, ir susidėliojam, nes ir mums kyla visokių minčių, tarkim, per susitikimą, kažką tai norisi, jaunoji, sako, norėčiau ateiti su tėčiu, bet
tėčio nebėra ir neturiu tos galimybės. Tai esam kažkada pasiūlę, čia buvo visai nesenai, kad jaunoji atėjo su broliu ir nešėsi ranko žibintą. Na, tokį kaip simbolį, kad tėčiui. Daug iš tikrųjų tų tokių unikalumų. Aerodrome turėjau ceremoniją, irgi tokia erdvė, kur irgi yra tokie, kaip pasakyti, gal pliusai renkantis, ar ne, humanistinė ceremonija, erdvės. Tai gali vykti bet kur, ant piliakalnio, miške, aišku, paplūdimėjau, kas be ko mūsų Klaipėdos regione, Latvijoje labai faini paplūdimiai, esi buvus ko gero, ar ne kartą šis metais. Taip. Tai jie tokie gal privatesni, tai irgi atradom jau porą metų. Tai tos erdvės. Tai kalbant apie erdves, žodžiu, jūs netgi galite pasiūlyti ir kur daryti tą ceremoniją. Taip. Tai, žodžiu, viskas, kas susijęs su ceremonija, jūs galite tai ar ne, gal nesuorganizuoti net, bet tų patarimų kažkokiu, kur daryti, kaip ten. Aš netgi žinau, kad Giedrė man kažkada yra atsiuntusi netgi tokią lentelę apie niuansus su metrikacijomis, tai kas buvo labai faina ir padeda irgi planuotoms, nes jūs taigi patys neįteisinate, jūsų ceremonijos yra fiktyvios, ar ne? Tai, jos nėra fiktyvios, bet tiesiog teisiškai to legalumo nėra. Čia gal per grubiai pasakiau, bet dažniausiai ar ne yra įtraukiamas metrikacijos darbuotojas į ceremoniją, arba galima, kaip mano klientai daro, iki ceremonijos susirašyti tiesiog paprastai. Tai, kaip sakant, simbolis santokos yra apsikeitimas žiedais, arba įžadai, kažkas kita, kas ar ne jiems simbolizuoja. Man čia labai patinka, mes esam turėję, jeigu aš neklystu, pernai balandį ir gegužės pradžioje, kai kalbant apie aerodromą, tai nežinau, kas iš kolegų buvo, tai mums labai patinka, man šiaip su jumis darbuotis, kad jūs realiai net ir jeigu jaunieji turi kažkokį norų, tu su jais kalbėtų, gali perduoti ceremonijos ir įsitraukti, nes būtent konkrečiai toje ceremonijoje mes Klaipėdos oro uoste buvo tas, tai mes nusprendėm, kad 2 lėktuvus ištraukti priekį ir jaunųjų sakau, tai davai vietoj žiedlapių metam popierinius lėktuvėlius. Taip, lėktuvėliai, taip, aš buvau iš tą ceremoniją. Tai aš sakau, tai turime prilankstysimės tų lėktuvėlių, tegul metam vietoj žiedlapių tuos. Ir tikrai susižiūrėjo fantastiškai, tai buvo labai puikia mintis. Ir kas dar yra faina su humanistiniam ceremonijom ir man tas žiauriai patinka, nes nėra įtemptas dienos planas. Realiai ceremonmeisteris yra priskirtas tau visai dienai ir jeigu ceremonija dėl kažkokių priežasčių ten vėluoja, yra buvę tikrai Nidoj, kad padarė muzikantas avariją prie kelto, žodžiu, ir reikėjo mums laukti, kol atvyks, o tai buvo labai svarbu, kad padainuotų ar nepagrotų tą dainą, kurios norėjo nuotaką. Tada yra buvo, kad jaunieji turėjo kūdikį, irgi ten su to kūdikiu turėjo, žodžiu, susitvarkyti. Ir irgi ceremonmeisteris laukė valandą laiko, mes ten užėmėm svečių, žodžiu, kadangi vyko šventės vietoje viskas. Tai toks iš tikrųjų yra atsipalaidavimas. Vienintelė tai yra ceremonija, kur tu gali tikrai į tą dienos planą realiai per daug nežiūrėti ir atsipalaiduoti ir tu žinai, kad tas žmogus tikrai nepyks, jis palauks tavęs kiek reikės, žodžiu, ir viskas, žodžiu, yra apie jaunuosius. Man tai tiesiog tas momentas irgi patinka, kad tas ceremonmeisteris veikia tokia kaip psichologas, šiek tiek principus nuramina, šiek tiek svečius, turėmenį, nes daugam to žodis ceremonija tokia, ceremonija. Mes esame čia, ką čia daryti, o tas toks neoficialumas. Taip, aš irgi stengiuosi visada prieš ceremoniją pasakyti, kad atsipalaiduokit, būkit savim, norėsis plokit, norėsis šūktelkit. Tai šitas dalykas, tokių daug, kad svečius įtraukti, kad ir kartu tokio judesio įvesti, viena pora atsimenu,
paslėpė žiedus po na mes paslėpėm, aišku, bet tokia vat mintis buvo mūsų sugalvojom, paslėpėm žiedus po kėdę. Ir vat visi svečiai, kaip čia, kur čia, tokių vat momentų, tai kad jie yra tokie ir įsitraukiantis, ir atsipalaidavę. Ir šitas. Man, va čia kalbant ar ne apie tą įsitraukimą ir tai, kad ta ceremonija yra toks gyvas veiksmas, aš turėjau vieną ceremoniją, kada dalyvavo vaikas jaunųjų ir tai buvo gal kokių 3 metų mergaitė ir, žodžiu, man buvo tai faina, kad ji galėjo bet kada prieiti prie savo tėvelių ir visi, ir tai buvo taip jauku, tai nebuvo, kad kai bažnyčia ar nebūtų nejauku arba metrikacinės ceremonijos metu, todėl kad tai atrodo, kad viskas labai yra rimta ir oficialu. Pažeidžiamos taisyklės. Jo pažeidžiamos kažkokios taisyklės, o čia tu tarytum esi ar ne namuose, draugų rate ir tai yra labai labai šilta. Dar ką norėjau. Apie vaikus dar pertraukiau tave. Labai gražių momentų turėjau va čia vasarą. Vienas berniukas 7-metis, jie turi jau 2 vaikelius. Labai tokia jaukia turėjom ceremoniją, dainavo dainą apie meilę. Tai buvo taip jautru man ir pačiai turinčiai vaikų. Visi verkė ir aišku, pora pati. Tai vat, labai faina, kai jau yra ir vaikų, jos tikrai galima įtraukti labai gražiai. Kitą porą irgi turėjau. Jiems tai buvo abiems antra santuoka ir iš pirmosios jie turėjo sūnus abu. Ir sugalvojom, kad vat, kaip čia juos įtraukti, jie ant savo širdžių ant kaklo buvo pasikabinę ceremonijos metu žiedus savo tėvų. Taip. Ir juos, taip sakant, šildė, siuntė palinkėjimus gerus. Tai va, tų vaikų įtraukimas labai būna kartais žavus, jautrus momentas. Ir tada nebūna tų nejaukių situacijų, kada vaikai kažką netaip padaro. Žinoma, čia tai apskritai. Nes dažniausiai būna įvairių jokingų ir nejokingų kartais situacijų, kada vaikai įtraukiami į ceremonijas ir dažniausiai 90% vyksta visada ne taip, kaip turėtų. Ir dar vieną svarbų dalyką norėjau dar paminėti, kad nebūtinai ceremoniją gali vesti ceremonmeisteris, gali vesti ir šeimos nariai arba draugai. Tai esame turėję ir tokių variantų. Tai taip, kažkokį tekstą. Taip, tiesiog paruošia tekstą. Susitinkam su pora, viskas tas procesas vyksta, kad kuo labiau vis tiek tą porą atspindėt. Ir yra buvę draugai pora, pavyzdžiui, vedė, pasidalindami etapais. Taip, tikrai irgi yra toks vat, pasirinkimas. Ir irgi tokių atsiliepimų daug gražių. Apskritai, vat, prieš pas jūs ateidama paskaičiau, kas yra svarbu mūsų poroms pačioms. Vat, jie gali geriausiai atsakyti. Tai vat, tas jaukumas, tas asmeniškumas, mes dar pildom tokią po ceremonijos anketą, tai vat irgi labai daug porų rašė, kad vat, tas toks nuraminimas irgi jiems svarbu, nes mes užmesgam ryšį tokį draugišką, tai tikrai būna daug jaudulio streso, tos visos detalės, ypač jaunai, ar ne, būna toks momentas, tai vat, tas vat, nuraminimas, pasikalbėjimas, patarimai kažkokie. Taip. Priesaika parašyti irgi toks vat, įžadai tie. Nuskamba fantastiškai, ar ne? Taip, įžadų dalykas iš viso, aš manau, kad kiekvienam reikėtų. Taip. O būna ypač vyrai, ar ne? Na, nežinau, kaip aš čia dabar parašysiu, ką aš čia, gal kažkaip kitaip, Bet visi labiau ir verkia per vyro, kai vyras. Taip, arba vyrai žinokit, verkia dažniau per ceremonijas nei moteris, kas yra labai gražu. Taip, netgi mano irgi kolegė sako, šiemet palinkėkit jau neverkiančių jaunikių, nes tikrai buvo daug. Bet vat, ką norėjau pasakyti, kad vyrams atrodo labai sudėtinga parašytą priesaiką iš pradžių. Tai mes visada nuraminam, kad patarsim, padėsim, jeigu norit ir paredaguosim ir galbūt net jums pasiūlysim kažkokį paruoštuką. Bet žinokit, galop gaunasi taip nerealiai, jie taip fainai parašo ir net tu lygini ir oho. Jo, mes moteris labai tokių romantiškų epitetų įpinam, o vyrai jie taip, vat, kaip yra, taip ir parašo. Ir tai ir yra fain. Ir jie dažniausiai dar įpina tų jokingų visokių ar ne, tų epitetų, tai tas yra labai smagu. Tai dar vienas pabaigai svarbus klausimas. Galiu jokingą apie priesaikas. Turėjau šiemet vaikinas, sako, vat noriu kažką įdomaus sugalvoti, įklijam dar vieną lapelį ir jis pradėjo skaityti maisto receptą. Užkaiskite kaitlentę, įpilkite miltų, visi klauso, žiūri, jaunoji irgi jį
Nu ir galop toks džiaukas, kuris biškiai atpalaidavo ir jį patį. Oi, ne tas lapelis, atsiprašau ir žodžiu tęsiu jau rimčiau. Nu, tai čia. O vienas, tarp kitko, irgi labai buvo nuostabus momentas, sugalvojo, ruošėsi visą vasarą, ruošė ir sudainavo dainą. Ai, tu turbūt žinai, apie ką kalbu, ne? Kai dainavo dainą Laurai, ar ne? Taip, Nu, tai žinau. kiek Laurai Tadas. gali išpildyti, ko galbūt kitur neišpildys. Kur net beje nepagalvotum, kad tas žmogus gali Galėtų, ar ne? Nu, dainuoti, ten tai čia buvo, wow, kažkas. Nes man wow. buvo, wow, tai svečiams ir nuotakai. Taip. Tai gerai, tas mano paskutinis klausimas, kurį mes dažniausiai paslaugų teikėjai gauname, kaina. Kokia yra kaina kitais metais ir kiek žinau, kaina yra pakilusi, tai trumpai ar ne, nuo visos taip kitaip komandos apie tas kainas. Taip, šiemet kaina šiek tiek kyla, praėjusiais metais nekilo, o šiemet lietuviškos ceremonijos kaina bus 560. Plius kuras. Taip, dvikalbės ceremonijos 700 kaina. Tai kaip jau ir minėjau, tas galbūt iš šono kartais atrodo, kad ceremonmeisteris atvažiuoja, pusę valandos praveda tą ceremoniją, bet visas tas procesas iki tol, kad tau tenka perskaityti net knygą, mes rašom kartais ne dieną ir ne dvi tą tekstą, kol jį nugludinam iki tobuliausio dalyko, tai tikrai užtrunka, klausomės jų dainas ir bandom kiek įmanoma daugiau įsijausti į tai. Kitas dalykas, esam skaidri organizacija, pas mus nėra jokių vokelių ir panašiai, tai dalis atitenka mokesčiams, dalis atitenka... Tai čia kaina yra su mokesčiais. Taip. Tai dalis atitenka ceremonmeisteriui, organizacijai, nes irgi organizacija esam nuolat auganti ir labai daug investuojam ir į kokybę. Ypač šiais metais galvojam padaryti papildomus mokymus, darom ir šiaip kasmet skaitimo klubus, kad lavint. Kad kuo auginti savo komandą, kad paaugėtų, kad ta kokybė tikrai gerėtų. Ne tik, kad išliktų kokia yra, bet būtų kaskart dar geresnė. Žodžiu, o kokybė visada kainuoja. Na, kažkiek taip, bet reikia ir įsivertinti, kad ceremonijagi, ko gero, daug kas ir posako, tai buvo mūsų visos dienos esmė. Tai ir ceremonmeisteris, taip pat, kaip ir paminėjai, tą dieną jis yra tik realiai poros ceremonijai. Taip, tai ta energija, kurią atiduodi, grįžti išsisunkęs kaip po darbo dienos, tai be abejo, tai nėra vien 30 minučių, ką aš norėjau pasakyti. Tai didelis darbas buvo dar prieš tai. Taip. Tai kągi. Ką, ačiū labai tau, Kamilė, kad tu paskyrai mums vėl visą dieną. Tai ceremonijai. Pasakoji, tikrai galėtume turbūt visą dieną sėdėti ir tų pavyzdžių, nes tikrai humanistinės ceremonijos dabar yra vienos populiariausių, tai kiekvienais metais jų vis daugėja ir linkiu ir tau, kad tu visada ten ir liktum. Nes labai mylim tave ir aš, ir mano klientai, tai labai lauksiu susitikimo vasarą. Mūdviejų susitikimų. Ačiū labai, Kamiliai. Ačiū, Kamiliukai. Žiauriai faina kalbėtis, kaip sakiau, galim kalbėtis ir kalbėtis. Nu, turime šiandienos pašnekovai mūsų tokie kalbus. Bet jų toks ir darbas yra, tai žinai, jeigu tu sėdėtum ir jis tiesiog gaudytų oro, tai ir galvotum, kas čia manęs laukia. Mes irgi kalbus. Irgi labai kalbus, labai išsiplėti visų. Taip. Šiandien, žinok, aš buvau klausytojas, tiek Mindaugas, tiek Kamilė man buvo. Kas pastebėjote, kad šiandien labai mažai mūsų šnekoriukas kalba? Taip, nes neleidžia savijautus. Baigiant ar ne apie ceremonijas, dar nors keletą niuansų pasakyti, tai kada kalbėjau apie metrikacinės ceremonijas, apie tuos leidimus, tai jeigu viešose vietose jūs apskritai norite daryti ceremonijas ten su liuteronų kunigu ar humanistinė, tai tarkime Lietuvos pajūryje, tai būtina išsiimti leidimą, jūs negalite šiaip sugalvoję nuvažiuoti, bet kur daryti ceremoniją. Taip, nes yra ir draudžiamų vietų, kur negalima apskritai daryti tokių renginių, tai iš tikrųjų reiktų išsiaiškinti. Tai dar kitas niuansas, ką Aurimas yra istorijoje labai kažkada akcentavęs. Dėl įgarsinimo. Taip, dėl įgarsinimo, kad, papasakok. Mes, manau, radom tą bendro kompromisą, turiu omeny, kad aš manau, kad jeigu kalbėsit, pavyzdžiui, su taip kitaip,
su humanistiniam ceremonijom, gal taip sakykime, bendrinė. Problemų nekyla. Yra 2 esminiai dalykai, dėl ko aš vis dar sakau, kad įgarsinimą reikėtų. Pirmas, kad lietuviai nėra kuklų žmonės tuo klausimu. Ir jie tikrai ant galinės eilės pasakys, ką? Garsiau. Turime, kad ir ta ceremonija tokia, okei. Ir kitas dalykas, tai nors videografai dažnai sega mikrofonus, čia galbūt yra problemos sprendimas, bet norisi, kad jūsų, pavyzdžiui, įžadus girdėtų visi, nes tai yra apie jūsų žmonės, kurie sėdi irgi. Ne visada nori jaunieji, kad jo, bet čia reikia susitart. Bet aš manau, kad vis tiek galų galėtų ten įgarsinį, galų galę parašy kolonėlę, kad ten kokią muziką skambėtų. Žodžiu, jeigu trumpai, jeigu norite garso, kad visi jūs girdėtų, yra būtinas įgarsinimas ir dėl jo reiktų kreiptis į savo šventės turbūt vedėją. Arba vedėją, arba techninius tiekėjus turime. Arba į techninius tiekėjus, jeigu pas jų šventėje nebus vedėjo. Aišku, galima į tos pačius ceremonmeisterius jų paklausti. Gal jie turės, man atrodo, žinok. Turime, su jais galima kalbėti. Sakai, su laiku jie turės savo? Ne, tai aš turiu minį, jeigu tu pasakytum taip kitaip, kad reikia kolonėlės, tai tikrai atsiveš. Eik, tu čia po 500 eurų įmačiau. Tu nesakyk, kad čia taip easy peasy ar ne, kad jie atsiveš. Jie neturi savo įgarsinimo bent jau kol kas, bet jie galbūt gali jums padėti tai suorganizuoti. Taip. Neklaidink tu mūsų publikos. Tai žiūrėkit, jeigu sakot... Jeigu bet vedėjas, jis gali jūs įgarsinti. Bet jeigu jūs ateisit pas taip kitaip, pavyzdžiui, ir sakysit, mes matėm per podcastą, girdėjom, kad atsivežat, tai tada atsiveš. Jeigu šiaip sakysit, tai neatsiveš, bet jeigu sakysit, kad girdėjom per podcastą, tada atsiveš. Aš jums garantuoju. Ok, klausykit manęs neurimu. Klausykite planuotojų. Tai dar kitas dalykas yra svarbus, kad ceremonija būtų iškilmingesnė ir gražesnė, jai reikia muzikos. Tai blogiausiu atveju tai gali būti JBL-as ar ne? Kolonėlė, vadinkim žodžiais. Antras variantas, jeigu jūs darote šventės vietoje ceremoniją, tai gali muziką leisti didžėjus. Ir trečias, populiariausias variantas yra, kada mes kviečiame instrumentą arba atlikėją, kurį greičiausiai gali būti, kad irgi reikės įgarsinti, bet čia kiti niuansai, kita kalba ar ne. Bet čia jau labai dažnu atveju, jeigu tai nėra atlikėjas, jie dažniausiai pasirūpina, nes yra net speciali, aš jums sakyčiau, net yra tokie ceremonijų atlikėjai, pavyzdžiui, kurie dainuoja ten prie ceremonijų, Klaipėdoje yra tikrai nemažai tokių, kur labai tinka. Jų net repertuaras yra toks po ceremoninis, taip pavadinti. Taip. Tai tarkime, kas liečia bažnyčią, visada reikia atsiklausti visų pirma kunigo, ar galite atsivežti savo atlikėją. Visų antra, dažniausiai neleidžia dainuoti tų visų labai mėgiamų aleliuoja ir taip toliau. Šreko. Kur sako, čia šrekas, čia yra neliturginė, nes labai dažnai, gal koks, sakyčiau, 60% kunigų nori, kad būtų atliekamos liturginės giesmės, tai reiktų ir kreiptis į atlikėjus, ceremonijų atlikėjus, kurie moka tas liturginės giesmės. Visose kitose ceremonijose jūs galite norėti muzikos, kokios tik tai pageidaujate. O kalbant apie muziką... Tai mes turim žmogų, kurio video visai netrukus parodysim, tai yra Ąžuolas Paulauskas. Pianistas ir atlikėjas, jis aišku su daugiau instrumentų moka groti, bet aš Ąžuolas samdau kaip pianistą, kuris gali atsivežti savo ar ne instrumentą į bažnyčią, į bet kokią vietą. Labai gražus iš tikrųjų balsas, labai iškilmingai skambanti pianino muzika jūsų ceremonijose ir ne tik ceremonijose, ir prie šampano staliuko ar ne, ir šventės vietoje iš tikrųjų pasitinkant svečius arba norint sukurti. Pianinas yra visai nais dalykas, nes dažniausiai visi mes turim tą klišę smuikas, saksofonas, tai manau pianinas ateina į madą. Man atrodo, apskritai pianinas yra toks instrumentas, kuris nieko neerzina, nes saksofonas yra arba smuikas kartais kitus žmonės erzinti gali. Tai pianinas daug kas bijo pianino, dėl to, kad pianinas asociacija yra su Joniu, kur bus sveiki visi, svečiai visi. Ne. Taip, bet Ąžuolas netoks. Ąžuolas kaip tvirtas lietuviškas Ąžuolas. Ąžuolas yra normalus. Ir labai gražiai dainuoja. Tu čia žinai.
You're a falling star, you're a getaway car, you're the line in sand when I go too far. You're a swimming pool in the August day, and you're a perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. When you smile on me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. Bet jo, tai žinai, dažniausiai gal tų dainų ir šokių norisi paragaus vieno arba kito gerimėlio, pavyzdžiui, šampanėlio po bažnyčios. Tai prie ko mes linkstam, kad yra kas tiekia, nu ne šampanėlį, bet pačią paslaugą. Yra tie vadinami šampano staliukai, arba vaišių staliukai, ar ne, tai jie dar vis yra populiarūs, nors jeigu jūsų ceremonija vyksta šventės vietoje, tai jums šitos paslaugos nereikia, bet jeigu ji vyksta visur kitur, jums reikalingas ar ne yra tas vaišių staliukas, vaišio šampanos, tai tik noriu pasakyti, kad staliukai nesirūpina dažniausiai šampanu. Taip. Apie tai reikia pasiklausti. Gal tai labai įdomu, kai skamba šampano staliukas. Labai dažnai jaunieji galvoja, kad į kainą įeina ir šampanas, bet šampanas niekada, žinokit, neįeina į kainą ir kas įeina į tą kainą reiktų išsiaiškinti. O mes turime Klaipėdoje labai fainą paslaugų teikėją, kuris... Cheers to Love. Cheers to Love. Tai projektas gimęs iš meilės pačiai meiliai, besiruošiant savo vestuvėms. Taip įsisukau į planavimo sūkurį, jog dar net nepraėjus vestuvių šventai supratau dalį šio džiaugsmo, noriu jausti kasmet. Nepaslaptis, kad didžioji dalis vestuvių paslaugų teikėjų didžiąją darbo dalį atlieka iki prasidedant vestuvių šventai. Na, o teikiant šampano staliuko paslaugą, gali matyti pačias tikriausias ir natūraliausias emocijas, juk žmonės ką tik sukūrė šeimą. Taip natūraliai atėjo mintis, kad šampano staliukas yra būtent ta šventės dalis, prie kurios norisi man prisiliesti. Vestuvių pasaulyje dar tik žengėme pirmosius žingsnius, bet per daugiau nei metus jau nudžiuginama daugiau nei 20 laimingų parų skirtingose Lietuvos miestuose. Jūsų šventę ar renginį papuošime moderniais, elegantiškais patekto šampano ir pasirinktų užkandžių deriniais, bei subtiliomis dekoracijomis. Cheers to Love, šampano staliuko komanda dirba, kad jūsų renginys ar šventė būtų ne tik elegantiškas ir įsimintinas, bet ir be rūpesčių. Pasirūpinsime visko nuo dekoracijų iki aptarnavimo, kad jūsų svečiai jaustųsi ypatingai, o jums beliktų pasimėginti savo šventę. Su nekantrumu laukiame naujo sezono ir pasimatymo gražiausiose jūsų šventėse, sako Cheers to Love staliuko įkūrėja. Taigi, jeigu jums reikia šampano staliuko, Cheers to Love. Čia tas pats staliukas, kur mums piramidę tada statė? Ne, kitas. Labai gerai, super. Tai kitas staliukas. Tai va, tai šiaip tai toks pilnas pokalbėlis mūsų, daug dalykų apie ceremonijas. Aš tikiu, kad daugam gaus toks mišrai net informacijos, bet nebijokit drąsiai, klauskit ir rašykit ir humanistiniam ceremonijam ir labai gerai pasakė Mindaugas, atvažiuokit, nesvarbu, ar tai yra liuteronai, ar tai yra krikščionys katalikai, tai vadinasi. Taip. Tai eikit į bažnyčias, pasibendraukit su kunigais. Tai yra jūsų šventė, tai yra žmonės, kurie tą ceremoniją ves ir man kartais tikrai labai skaudu, kai būna poros arba svečiai sako, nu, tas ten ar kunigas, ar tas, kai svečiai ceremonija toks. Tai aš siūlyčiau, nuvykite tas mišes drauge, turime džiaukitės planavimu, gal taip pasakysiu. Taip, įsijauskite. Tai šiaip, o mano patarimas yra teisingai pasirinkti savo tinkamą ceremoniją, ar ne? Ar tai bažnytinė, ar tai humanistinė, nes aš tikrai savo, kiek esu turėjusi vestų, esu mačiusi atveju, kur žmonės netgi nemoka elgtis bažnyčiai. Tai man kaip tikinčiam žmogui yra labai skaudu matyti, kada žmonės tuokiasi bažnyčią ir jie tuokiasi dėl aplinkos, ar ne dėl to, kad jiems tas tikėjimas yra apie meilę, ar ne apie tikrumą ir panašiai. Tai iš tikrųjų pasirinkit savo tinkamą ir susituokite ten, kur jūs jausitės patogiai, jaukiai ir gerai. Tai va. Gero jums planavimo. 13 epizodas baigėsi. Ačiū, mylim, bučiuojam, rašykit komentaruose. Iki malonaus.